Penktas laiškas apie atjautą. Aukštai Himalajų kalnų kaime gyveno du vyrai. Vienas aklas, o kitas paralyžiuotas. Jie vienas kito nepažinojo, bet abu gyveno panašiai savęs gailėdamiesi ir badmiriaudami. Abu buvo labai nusivylę gyvenimu ir meldė Dievo atimti iš jų gyvenimo naštą. Vieną ankstyvą pavasario dieną, kai aklas vyras buvo pakeliui į vietinį turgų prašyti išmaldos, išgirdo paralyžiuotojo vyro maldavimus. Jis nustėro, nes pagaliau surado kažką, kas kenčia labiau negu jis. Aklasis priėjo prie paralyžiuotojo ir jie pradėjo kalbėtis. Abu pasidalijo savo vargais bei skausmu ir netrukus tapo gerais draugais. Mes abu kenčiame, tarė paralyžiuotas vyras. Kiekvienas turime savo bėdą. O galbūt mes galėtume kartu dirbti ir taip palengvinti savo kančias? Bet tai neįmanoma, atsakė aklasis. Aš aklas, negaliu nieko matyti. Tu paralyžiuotas, negali eiti. Kaip mes galime vienas kitam padėti? Tai labai paprasta, pratarė luošas vyras. Aš turiu akis, o tu turi kojas. Taigi kartu mes turime viską, ko reikia. Taip, aš galiu tave nešti ant nugaros, o tu man rodysi kelią, susijaudinęs tarė aklasis vyras. Taip draugai kartu gyveno ilgai, laimingai ir klestėdami. Indų liaudies pasaka pagal Points of View. Samarietė. Tu negyvenai, kol nepadarei gero kažkam, kas tau negalės atsilyginti. Sherry Anderson. Jūs abi su Regina samarietės. Tu rūpinėsi savo buvusiu vyru, o Regina tėvu, nors jis nesirūpino jumis. Taip apie mane ir seserį dažnai sako mama. Retkarčiais dar priduria. Atsirado, matai, gailestingosios samarietės. Tai sako todėl, kad užjaučiame ir rūpinamės kitais. Žinau, kad ji taip sako, nes jai rūpime mes. Ji rūpinasi mumis. Jai labai gaila mūsų. Jai atrodo, kad mažiau besirūpindamos kitais galėtume daugiau laiko skirti savo. Vaikystėje, man pagaliau pradėjus vaikščioti, dar kurį laiką buvau popinama. Gal aplinkiniai bijojo, kad neduok Dieve, imsiu ir vėl nevaikščiosiu. Retkarčiais tuo naudodavausi. Labai gerai prisimenu dieną, kai nusprendžiau pasikeisti ir tapti geresnė. Buvo vasara ir mes, vėl visos trys seserys, buvome išvežtos į kaimą vasaroti. Močiutė drausdavo mums vienoms eiti mišką, nes miškas didžiulis, o mes dar mažos. Man buvo kokie 6 ar 7 metai, sesėms dar mažiau. Vieną dieną sumaniau, kad mums 3 reikėtų eiti pasivaikščioti į tą mišką. Pasikviečiau seseris ir iškulniavome. Nėjome toli. Mums buvo gana to, kad trumpam, kaip mums atrodė, atsiskyrėme nuo močiutės ir galėjome žaisti jos neprižiūrimos ten, kur norėjome. Užsižaidusios nepastebėjome, kaip greitai bėga laikas. Negirdėjome ir to, kaip mūsų ieškodama miške šūkauja močiutė. Kai prisižaidusios pagaliau grįžome, močiutė pasitiko mus su rykštele rankoje. Pagalvojau, kad nebus sunku atkentėti, nes buvo labai smagu. Bet nutiko kai kas blogiau. Močiutė manęs nemušė. Abu rykštės kirčiai
teko mano sesėms. Mačiau, kaip nuo rykštės ant vaikiškų blausdelių atsirado žymės ir kaip jos akise išpampo. Man buvo labai jų gaila. Nors, kiek prisimenu, abi laikėsi tvirtai. Gal tik kokia viena kita ašarėlė ištryško. Užpykusi paklausiau močiutės, kodėl ji nemušė manęs, juk tai aš jas nusivedžiau į mišką. Jie atsakė, kad kitą kartą gausiu ir aš, jei tai dar per kartą pasikartos. Labai supykau. Supykau ant jos, bet dar labiau ant savęs. Ir tvirtai pažadėjau savo, kad nuo šiol pasikeisiu. Nuo šiol padėsiu kitiems ir stengsiuosi, kad niekas dėl manęs nenukentėtų ir nebūtų įskaudintas. Praėjo daug metų, buvau beveik užmiršusi tą įvykį. Kai ėmiau domėti sąmoningų gyvenimu, vėl pradėjau galvoti apie savo paskirtį šiame gyvenime. Galvoje dažnai kirbėdavo klausimas, ką turėčiau nuveikti per savo gyvenimą. Vieną dieną, taip man bandant suprasti savo gyvenimo prasme, prieš akis ir iškilo kaip tik šitas vaizdas iš mano vaikystės, kai daviau savo žodį padėti kitiems. Prisimenu, kad kai tai atsitiko, manyje giliai kažin kas suvirpėjo. Atsidusau ir net keletą ašarų nubraukiau. Viską vėl taip aiškiai prisiminiau, lyg tai būtų nutikę visai neseniai. Ir kaip galėjau tai pamiršti? Kitą dieną paskambino mano draugė. Gal tai sutapimas, tačiau mums besikalbantis taiga pasakė, taip, tugi nuolat kam nors padedi. Nustebau, nes neklausiau jos ir net nebuvau užsiminusi apie tai, kas man neduoda ramybės pastaruoju laiku. Netrukus tai viena, tai kita draugė ar bendradarbė pasakydavo ką nors panašaus. Lyg visos jos būtų žinojusios apie tą mano rūpestį dėl gyvenimo prasmės paieškos. Ir aš nudžiugau. Nudžiugau, nes suvokiau, kad gavau labai aišku atsakymą į savo klausimą. Supratau, kad ne šiaip savo padėdavau žmonėms, ne iš neturėjimo ką veikti. Ta, akivaizdu, ir turėjau daryti. Tik dėja buvau pamiršusi, kad pati kažkada vaikystėje buvau savo tai įsivardijusi, nors ir ne pačiomis smagiausiomis aplinkybėmis. Nuo tada šitas vaizdelis iš vaikystės retkarčiais vis aplanko mane, lyg koks nekaltas priminimas apie mano gyvenimo prasmę. Pastebėjau, kad tuo metu mano atmintyje atgydavo ir daugiau prisiminimų. Atrodė, kad kažkas kapstosi mano atmintyje ir pakiša po mano nosimi tai vieną, tai kitą epizodą apie tai, kaip stengiausi kažkam padėti. Tuomet ir pajutau, kad turiu imtis kažko daugiau, pavyzdžiui, savanorystės. O nuo kogi pradėti? Kur kreiptis? Kam pasiūlyti savo pagalbą? Ir kokią pagalbą galėčiau pasiūlyti? Internetas tuo metu ne ką galėjo padėti. Dėl laimingo atsitiktinumo radau Bernardinų vaikų dienos centrą. Bernardinų vaikų dienos centro vaikai. Nepakanka būti užsiėmusiems kaip skruzdėlėms. Klausimas, kuogi mes užsiėmė? Henris Davidas Toro. Pavasarį buvau pakviesta dalyvauti labai gražioje ir smagioje inkilėlių kėlimo šventėje. Šventės pradžioje Bernardinų bažnyčios kieme buvo išrikiuoti įvairiausi inkilėliai, kai kurių iki tol dar nebuvau mačiusi. Tarp jų buvo mažučiai inkilėliai su daug skylučių vabzdžiams ir gerokai didesni, panašus į pašto dėžutes. Šie šikšnosparniams. Pašventinus inkilėlius, kėlėme juos Bernardinų parke. Diena buvo graži, šilta,
ir saulėta. Atrodė, kad pati gamta panoro prisidėti prie tokio gražaus sumanimo. Po inkilėlių šventės įsitraukiau į Bernardinų vaikų dienos centro veiklą. Centre lankėsi apie 20 vaikų iš šeimų priklausančių rizikos grupiai. Iš pradžių nelabai supratau, kuo galiu būti naudinga ir kaip ir visada maniau, kad tiesiog svarbu pradėti. Turiu norą, vadinasi, ką nors sugalvosiu. Susipažinau su centro socialinėmis pedagogėmis Gabrielė ir Ana, dvi labai simpatiškos ir šaunios jaunos moteris. Klausiau jų, kokios pagalbos joms reikėtų. Sutarėme, kad mažiausiai kartą per mėnesį po pietų ateisiu į centrą ir užsimsiu su vaikais kokią nors kūrybinę veiklą. Arba kalbėsime su jais kokią nors jiems aktualią temą. Taip ir dariau. Parengdavau iš anksto kokią nors kūrybinę užduotį ir kartu su vaikais prie jos plušėdavome. Buvo įdomu stebėti į veiklą įsitraukusius vaikus. Jų akys žibėdavo, jie nekantraudavo, norėdami parodyti vieni kitiems savo darbelius. Vieni norėdavo padaryti daugiau už kitus, tad skubėdavo. Tačiau skubėjimas nesumenkino jų darbelio grožio. Kiti dirbdavo susikaupę, įsitraukę, kruopščiai išvedžiodavo kiekvieną liniją, taškelį ar klijuodavo kokią detalę. Klausiau savo sesers Reginos patarimo, kas tiems vaikams galėtų būti įdomu. Ji mielai pasidalijo savo išbandytais metodais, o baigdama dar pasiūlė pabandyti piešti ant jūros nugludintų akmenėlių ar medžio gabalėlių. Būdama Klaipėdoje prie jūros, prisirinkau kuo plokštesnių baltų akmenėlių. Taip pat radau ir keletą įdomios formos akmenėlių, kuriuos vėliau vaikai stengėsi paversti sraige, vikšru, boruže ar šiaip kokiu gyviu. Kitą kartą prisipirkau gražaus popieriaus, spalvotų kaspinėlių, blizgučių, gėlyčių, širdelių bei kitokių puošmenų ir pasiūliau vaikams pagaminti atvirukų. Ir vėl jie džiugiai įsitraukė atvirukų gamybą. Paklausiau savo pažįstamos personalo vadovės Rolandos, gal ir ji norėtų kokį užsiėmimą pravesti. Ji mielai sutiko ir kitą kartą atvyko su keliomis savo kolegėmis. Tuo metu Rolanda dirbo sodroje. Viešnios atnešė vaikams daug dovanėlių, saldumynų ir knygelių. Viena knygelė mane labai sudomino ir neištvėriau jos nepavarčiusi. Tai buvo gražiai iliustruota knygelė, kurioje labai paprastai ir patraukliai pasakojama apie sodrą. Ta knygelė taip ir vadinosi – Pasaka, ne pasaka apie sodrą. Kas galėjo pamanyti, kad galima sukurti pasaką apie sodrą? Kai vaikai pasidžiaugė dovanomis ir saldumynais, Rolanda, padedama kolegių, vedė vaikams labai smagią dekupažo užsiėmimą. Vaikams patiko visi kūrybiniai užsiėmimai. Jie mielai viską išbandydavo. Atnešdavo vaikams ko nors skanaus ir per pertraukėlę visi smagiai vaišindavomės. Po pertraukėlės vaikai skubėdavo prie savo darbelių, labai norėdavo juos užbaigti. Mat užsiėmimo pabaigoje padarydavome darbų parodėlę. Ant plačių centro palangių išdėliodavome visus jų darbelius, o kai pasidžiaugdavome darbeliais ir juos nufotografuodavome, vaikai parnešdavo juos tėveliams, sesutėms ar broliukams, savo kurį nors gražiausią piešinį, atviruką ar papuoštą akmenėlį. Aišku, atsiklausė Gabrielės ir Anos. Skirstantis namo, Gabrielė su Ana klausdavo vaikų, kaip jiems patiko ši diena ir kas labiausiai patiko. Buvo gera girdėti, kad vaikai nuoširdžiai gerų žodžių vertindavo ir mano bendravimą su jais. Stebėjausi, kaip taikliai jie išskirdavo jiems patikusi
kokį nors mano patarimą ar pasidalijimą patirtimi. Jie buvo sumanūs, linksmi ir išradingi, lyg ir niekuo nesiskyrė nuo kitų vaikų, su kuriais man teko anksčiau bendrauti. Ir visgi skyrėsi. Jie dažniau rinkosi blizgesnes, ryškesnes ir prabangiai atrodančias priemonės. Naudojo jų daugiau nei reikėtų. Retas kuris, paprastai taip elgėsi tik keli tylūs vaikai, tarp jų buvo ir mergaitės ir berniukai, pasitenkindavo papuošę atviruką viena kita kuklia dekoratyvinė gėlyte ir akis nekrintančiu kaspinėliu. Vaikai labai norėjo dėmesio ir palaikymo, tačiau tuo pačiu atsilyginti ne visada gebėjo. Jie nelabai mokėjo dirbti komandoje, pasidalyti darbus ir pagirti, palaikyti vienas kitą. Tai labai aiškiai pamačiau, kai vieną kartą sugalvojome statyti bokštą iš spagečių ir marshmallow zefiriukų. Nė viena iš 3 komandų bokšto taip ir nepastatė. Visi buvome labai nusiminę. Ir statytojai vaikai, ir mes suaugę. Šiaip netaip aptarėme ir išsiskirstėme. Namie viską apmašiusi pagalvojau, kad ši užduotis parodė tai, ką buvo galima ir šiaip pastebėti. Bloga žinia buvo ta, kad jie nelabai moka dirbti komandoje. Tiesiog neturi įgūdžių tam. Tačiau buvo ir gera žinia. Šią pamoką galima išmokti. Tiesiog reikia skirti daugiau dėmesio ugdant savybės, kurių vaikai neturi. Ir kartkartėmis vėl statyti tuos bokštus. Aptarti rezultatus, vertinti pažangą ir taip tęsti tol, kol jie išmoks dirbti komandoje, pasitikėti vienas kitu, padėti vienas kitam, paprašyti pagalbos ar pagirti už pagalbą. Savo mintimis pasidalinau su Gabrielė ir Ana. Kai po 4 metų beveik tokį pat rezultatą gavau ir dirbdama su panašaus amžiaus kelių krizių centrų globojamais vaikais, jau nesistebėjau. Pasitarėme su socialinėmis pedagogėmis ir abi sutiko, kad turės apie ką pakalbėti su vaikais ir padirbėti, tobulinant tai, ko pastebėjome, kad jie neturi gebėjimo dirbti komandoje. Sutiko ir su pasiūlymu vėliau dar kartą bandyti pastatyti tą nelemtą bokštą savomis jėgomis. Onkologiniai ligoniai. Tai nelik plauktum valtele, nematydamas kito kranto. Tačiau kiekvienas tavo įris gimsta iš tikėjimo, kad kitas krantas egzistuoja. Kiekvienas įris šią akimirką ir tikėjimas tuo, ką darai, yra svarbiausia. Kęstutis Marčiulynas. Boho. Belankydama vaikus susipažinau ir su kitais Bernardinų centro darbuotojais. Vienas jų, simpatiškas jaunas vyras, gražiais garbanotais plaukais, papasakojo savo gyvenimo istoriją, tiksliau, kaip jis atsidūrė centre. Kažkada jo karjera buvo labai sėkminga, jam labai gerai sekėsi. Tačiau susigundė narkotikais ir nepajuto, kaip jo karjera ir visas gyvenimas pradėjo riedėti žemyn. Kai atsipeikėjo ir nusprendė grįžti į gyvenimą, nutarė dalyvauti 12 žingsnių programoje. Atsigavo ir atsidėkodamas likimui ėmėsi padėti kitiems. Pradėjo dirbti su gatvės vaikais. Vaikščiodavo po jam žinomus rūsius, palėpes ir kitas slėptuves. Traukdavo iš ten leisgyvius vaikus, paveiktus narkotikų, klijų
ar kitų šlikštinių, nuprausdavo juos, pamaitindavo ir apnakvindindavo. Deja, kiek atsigavę vaikai vėl dingdavo. Ir vėl viskas iš pradžių. Klausiausi jo su didelė nuostaba, lyg skaityčiau kokią sukrečiančią knygą ar žiūrėčiau filmą. O jis kalbėjo ramiai, su nedidelė švelnia šypsenėle lūpose. Dabar jis dirba centre. Dalį savo laiko jis skiria savanorystei. Lanko onkologinius ligonius. Jis man ir papasakojo, kad centre yra susibūrusi grupė žmonių, kurie kiekvieną savaitgalį lanko onkologinius ligonius Santariškėse. Kvietė ir mane prisijungti. Kurį laiką vis atsisakydavau, nes bijojau, kad nesugebėsiu. Savo aplinkoje turiu artimų žmonių, kurie sirgo onkologinę ligą, ištvėrė operaciją ir įveikė visą ilgą ir sunkų gydymo procesą. Ačiū Dievui, jie pasveiko ir iki šiol jiems viskas gerai. Pažinojau juos, supratau, kas jiems yra ir kaip galiu su jais bendrauti. Buvau tikra, kad prieš einant į ligoninę kalbėti su nepažįstamais ligoniais reikia pasirengti, pasimokyti, nes einame pas nepažįstamus žmones. Deja, jie neturėjo specialių mokymų naujai prisijungusiems, tačiau kaskart po susitikimo visi susirinkdavo tos dienos įspūdžių aptarti ir pasidalinti savo mintimis ir patyrimu. Netrukus sužinojau, kad savanoriai sumanė padovanoti knygą ligoniams. Centras ieškojo rėmėjų, kad galėtų įsigyti kažkiek knygos Puodukas kefyro ant palangės egzempliorių. Paprašiau vieno egzemplioriaus paskaityti. Knygelė nedidelė, greitai ją perskaičiau. Šią biografinę apysaką paskutinėmis savo gyvenimo dienomis parašė Gendrutis Morkūnas. Tai subtilus pasakojimas apie ligą ir tai, kaip ją prisijaukinti. Knyga parašyta paprastais žodžiais, bet baigusi ją skaityti pajutau didelį gumulą gerklėje. Nutariau paaukoti lėšų, už kurias būtų galima įsigyti ir ligoniams padovanoti 100 knygos egzempliorių. Tuomet man pasiūlė pačiai dalyvauti, dalijant tas knygeles sergantiems. Sutikau ir va taip ir pradėjau lankyti ligonius. Šaltą šeštadienio rytą prisijungiau prie būrelio savanorių atėjusių ligoninę. Trumpai pasikalbėję pasidalinome į grupeles po 2 ir išsiskirstėme po aukštus. Aukšte vėl turėjome išsiskirti, nes savanoriai ligonius lankė po vieną, judėdami iš skirtingų koridoriaus galų. Pirmą dieną vengiau eiti viena, tad visą laiką lydėjau patyrusią savanorę. Klausiausi, ką ir kaip ji kalba. Įsidrasinusi po truputį prisidėjau prie jų pokalbio. Tad kalbantys su ligoniais ir dalijant knygeles, netruko prabėgti keletas valandų. Baigę lankyti ligonius, susirinkome pasikalbėti pas gailestingumo motinos koplyčios kunigą Algirdą. Nuo įtampos ir jaudulio man prasidėjo migrena. Nelabai ką atsimenu iš to susitikimo. Tik pamenu, kad kalbėdami gurkšnojome arbatą, kurią mus vaišino kunigas. Kitą kartą jaučiausi drąsiau ir jau pati ėmiausi savarankiškai kalbinti ligonius, kurie to norėjo, aišku. Niekada nežinojau, kiek laiko gali trukti pokalbis. Vieni ligoniai kalbėjo trumpai, kitiems prireikdavo gerokai daugiau laiko, kartais pusvalandžio, o kartais net ir valandos. Jie norėdavo atsiverti ir išsipasakoti, ar tiesiog šiaip pasikalbėti su juos pasiruošusiu išklausyti nepažįstamų žmogumi. Dažniausiai tai buvo ne Vilniečiai. Kartą kalbėjausi su viena pagyvenusia moterimi. Ji daug metų dirbo gydytoja, o dabar pati guli čia. Dar vis apie tai mąstydama,
Koridoriuje netikėtai sutikau vieną savo buvusį kolegą. Pasisveikinusi sužinojau, kad jis eina lankyti savo sergančios mamos, kaip tik tos moters, su kuria ką tik kalbėjau. O kartu, kai dirbome vienoje organizacijoje, tuomet nebuvome labai artimi. Tačiau dabar jaučiau jam pačius šilčiausius jausmus. Atrodė, kad ir jis, sutikęs mane čia, taip pat buvo gerokai nuoširdesnis ir atviresnis nei anksčiau. Po susitikimų su ligoniais visada susirinkdavome pas kunigą Algirdą arbatos. Kalbėdavome apie tos dienos įvykius, ligonių prašymus ir pasitardavome, kaip galėtume jiems padėti. Gurkšnodama arbatą, pagarbiai klausydavau kunigo ir savanorių pokalbių, tyliai sau stebėdamasi, kad tie jauni žmonės, mat daugelis savanorių buvo gerokai jaunesni už mane, tiek daug išmano apie tikėjimo reikalus, skirtingai nei aš. Buvau tikra, kad mus vienija noras padėti tiems kenčiantiems žmonėms, bet kalbėti nesiryžau. Tačiau kartą prakalbau ir aš. Pasiūliau, kad būtų labai naudinga naujiems savanoriams organizuoti mokymus. Tai padėtų jiems pasiruošti susitikimams su ligoniais, nes dabar eina lyg į didžiausią nežinią. Bent pati tai jaučiau pirmą kartą. Taip pat pasakiau, kad galėtume bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kurios irgi pasirodo lanko šiuos ligonius. Mat besilankydama ligoninėje sužinojau, kad ligonius lankome ne mes vieni. Vieni lanko vaikus, kiti kaip ir mes, suaugusius. Prasidėjo diskusijos, bet tąkart nieko konkretaus nesutarėme. Kaip sužinojau vėliau, apie mokymus naujiems savanoriams pradėta galvoti, o dėl bendradarbiavimo su kitais savanoriais vis tik tam buvo nepritarta. Vieną dieną baigusi lankyti ligonius jaučiausi labai gerai. Pajutau, kad darau tikrai kažką gero, reikalingo ir šviesaus. Gerdama arbatą apie tai pasakojau susirinkusiems. Į mane keistai pasižiūrėjęs kunigas pasakė, kad jei taip kalbu, gal turėčiau pagalvoti, ar čia pataikiau, ar kažkaip panašiai. Matyt, mano žodžiai ir patiriamas jausmas ne visai atitiko jo aiškinamą tikėjimą. Sutrikau ir prikandau liežuvį. Vėliau lankant ligonius, galvos skaudėdavo mažiau, bet vis tiek jaučiau įtampą. Dar maždaug 3 mėnesius savaitgaliais su kitais savanoriais lankiau ligonius, bet dėl asmeninių priežasčių nebegalėjau ilgiau tęsti. Tik keli mėnesiai mano širdyje paliko neišdildomą pėdsaką. Iki šiol prisimenu, kaip jautriai savanoriai kalbėdavosi su ligoniais, dalydavosi savo patirtimi, išgirstomis istorijomis ir jei tik galėdavo, stengdavosi padėti ligoniams. Benamių futbolas. Kartais reikia numirti, kad pradėtum gyventi. Paulas Coelhas. Bernardinų centre susipažinau su dar vienu savanoriu. Pats išsigydęs nuo alkoholio priklausomybės, jis talkino įgyvendinant 12 žingsnių programą. Iš jo ir sužinojau apie benamių futbolą. Jo kvietimu stebėjau jų komandos treniruotę, o vėliau ir varžybas. Varžybose dalyvavo 14 kitų klubų iš visos Lietuvos. Šio žmogaus pakviesta kartu vykau į tarptautinį benamių futbolo čempionatą Lenkijoje. Jo svajonė buvo organizuoti tarptautinį čempionatą Lietuvoje. Mačiau, kaip nuo alkoholio priklausomybės sveikstantis vyrai kabinasi į gyvenimą, padedami futbolo. Savo šeimoje ilgą laiką
beviltiškai stengiausi kovoti su tokia pačia vyro problema. Tačiau dėja, prieš 14 metų viskas baigėsi skyrybomis. Tad stebėjau tos vyrus ir gailėjausi, kad iki tol nieko nežinojau nei apie juos, nei apie benamio futbolą. Gal ir mano šeimos gyvenimas būtų galėjęs pakrypti kitą linkmę. Pasiryžau padėti surengti tarptautinį čempionatą Vilniuje. Buvau tikra, kad pritaikiusi savo vadybinius gebėjimus padėsiu tam vyrukui ir jo klubo draugams ieškoti reikalingo partnerio, pritraukti savanorių, viešinti planuojamą renginį ir benamio futbolą apskritai. Pasisiūliau padėti parašyti laiškus dėl lėšų rinkimo. Pasirodė, kad jis tikėjosi iš manęs labai daug. Beveik visas renginio organizavimas būtų gulęs ant mano pečių. Padėdama kunigo Kęstučio susitikau su Karito atstove dėl galimos partnerystės. Bet mano naujam pažįstamam savanoriui ši mintis nelabai patiko. Jis vengė kažkodėl įsileisti partnerius. Jis taip ilgai puoselėjo šią savo idėją, kad matyt bijojo prarasti šio sumanimo autorystę. Deja, teko pripažinti, kad negalėsiu jam pagelbėti surengti jo išsvajotą tarptautinį benamio futbolo čempionatą Lietuvoje. Pranešdama jam tai, jaučiausi labai blogai. Esu dėkinga likimui, padėjusiam susipažinti su nuostabiu žmogumi, kunigu Kęstučiu. Lankiausi jo iniciatyva įkurtuose namuose vyrams, dalyvaujantiems 12 žingsnių programoje. Kunigas aprodė patalpas šalia Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Papasakojo apie globojamų vyrų gyvenimą šiuose namuose. Man buvo netikėta, kai jis pasakė, kad dažnai patys artimiausi žmonės, tėvai ir žmonos, sveikstantiems daro meškos paslaugą. Pasirodo, artimieji dažniausiai slepia nuo draugų ir kaimynų, kur yra ir ką šiuo metu veikia jų sūnus. Vieni sako, kad išvyko dirbti į užsienį, kiti, kad mokosi. Jie negali atvirai pripažinti, kad jų sūnus narkomanas, tiksliau sveikstantis buvęs narkomanas. Gabrielės ir kunigo Kęstučio kvietimu vaikų gimimo dieną lankiausi vienoje sodyboje Trakų rajone. Toje sodyboje kartu su 3 ar 4 paaugliais gyveno vyras. Jis jau yra visiškai pasveikęs nuo narkotikų priklausomybės ir dabar rūpinasi tais be tėvų augančiais paaugliais. Buvo graži ir šilta birželio diena. Netrukus automobiliai sugužėjo daugiau žmonių. Kai kurie jų kartu su savo augintiniais atvyko iš kitų greta esančių panašių sodybų. Daugelio suaugusiųjų kūnus puošia tatuiruotės. Iš jų veidų galėjau spėti apie ankstesnę jų gyvenimo patirtį. Ir ji akivaizdžiai skyrėsi nuo manosios. Be didelių kalbų ir pasitarimų vyrai išnešė į kiemą keletą stalų ir suolų, moteris vikriai apdengė juos staltiesėmis. Visi išsikrovėme atsivežtą maistą, draugiškai viską pjaustėme ir dėliojome į indus. Nešėme į lauką ir stengėme sutalpinti ant stalo. Kažkas priskynė didžiulę puokštę lauko gėlių, pamerkė į didelį gražų molinį ąsotį ir pastatė į stalo viduryje. Pritrūkus vietos ant stalo puokštė buvo perkelta ant namo terasos. Puokštė ir čia atrodė ne ką blogiau. Pagaliau susėdome prie stalo. Tvyrojo kažkokia džiugi rimtis ir susikaupimas. Kunigas Kęstutis laikė mišias vaikams. Kalbėjo gražiai ir šiltai. Visi susikaupę klausėsi ir meldėsi. Po mišių prasidėjo vaišės.
Susirinkusių veiduose švytėjo šypsenos ir džiaugsmas, matant pažįstamus veidus. Jeigu jie čia, jeigu jie sėdi už šito stalo, vadinasi, jie yra švarūs. Jie laimėjo dar vieną dieną kovoje su priklausomybė, kuri labai paveikė kiekvieno jų gyvenimą. Jie daug prarado. Tačiau daug ką ir gavo. Jie išmoko suprasti vienas kitą ir prireikus palaikyti, neteisti suklupus, o padėti greičiau atsikelti ir atsitiesti. Gyvenime jie matė visko. Perėjo ugnį, vandenį ir varinės triūbas. Jų patirtis, padarytos klaidos ir išmoktos pamokos labai praverčia galvojant paauglius, su kuriais jie gyvena ir už kuriuos jie yra atsakingi. Jaučiausi taip, lyg būčiau atsidūrusi mėnulyje ir iš arti pamačiusi gyvenimą kitoje jo pusėje.